Toliau pradės prezentaciją. Ačiū Juliui, sveiki visi. Prieš pradėdamas pasakot apie mobiliuosius mokėjimus, visų pirma norėčiau šiokį tokį apklausą padaryti ir paprašysiu pakelti rankas tų, kurie yra kažką girdėję apie Payserą arba mokėjimą LT. Ačiū. Ir dabar tų, kurie jau naudojasi vienokiamis ar kitokiamis mūsų paslaugomis. Šiek tiek mažiau, bet irgi yra žinančių. Tai vis tiek norėčiau pradėti nuo šiokios tokios įžangos, kas ta Paysera, buvo žinoma, kaip mokėjimai LT kitas vardas. Prieš porą savaičių paminėjome 10 metų įmonės ir visus tos 10 metų mes teikėme vienokias arba kitokias mokėjimų paslaugas. 2012 metais atsiradus papildomam Lietuvos banko reglamentavimui, mes buvom pirmoji įmonė, kuri gavo elektroninių pinigų įstaigos licenciją. Norėjau pabrėžti, kad esam seni žaidėjai šioje rinkoje ir stengiamės pristatyti, sukurti su partneriais vieni įvairiai visokius produktus, kurie leistų, sukurtų kažkokią naudą, sukurtų pridėtinę vertę. Nes mano supratimu, mobilieji mokėjimai, vien tai, kad atsiskaitai mobiliuoju telefonu, tai neneša papildomos naudos, gal tai smagu, bet tas mobilusis mokėjimas būtinai turi padaryti, kad procesas taptų greitesnis, sklandesnis, kažko patogesnis. Prieš pristatydamas vėlgi norėčiau pabrėžti problematiką, ką mes stengiamės išspręsti, kokias problemas pašalinti. Julius jau minėjo, kad dienos pietų metu, piko metu, kai yra daug žmonių, tiek pardavėjai, tiek klientai, norėjau pasakyti, tiek kasininkai, tiek klientai susiduria su tam tikromis problemomis, kad padavėjai reikia daug lakstyti, jie reikia priimti užsakymą, tada reikia bėgti, įvesti į kasą. Paskui norint atsiskaityti, irgi iš pradžių klientas pasikviečia žmogų, pasikviečia padavėją, paprašo pričekio, paskui padeda pinigus, laukia, kol paims pinigus, laukia, kol atneš grąžos. Ir tas kliento pasitenkinimas, kad ir labai skanus maistas buvo, gali sumažėti. Ypač šnekant apie dienos pietų metą, kai darbuotojai turi grįžti į darbą laiku, tai dar noriu pabrėžti, kad net jeigu jam viskas labai patiko, graži aplinka, skanus maistas, tačiau jisai pavėlavo į darbą, tai klausimas, ar kitą kartą jisai ten grįžti. Todėl kartu su CES Baltic ir Verkeeper sprendimu mes paruošėm specialų sprendimą, kuris padeda šios dalykus eliminuoti. Prieš papasakodamas apie šį sprendimą, vėlgi šiokią tokią apklausą noriu padaryti, kadangi pristatydami šį produktą dažnai susiduriam su tokiu ar klausimu, ar skepticizmu, kiek iš čia esančių pakelti rankas turi išmaniuosius telefonus. Panašaus atsakymo tikėjausi, dauguma turi, tai mūsų sprendimas būtent ir reikia su išmaniaisiais telefonais. Kaip matot, skaidrėse arba pas mane rankose, ar lipduko pavidalu, ar kažkokio stovelio pavidalu, ant staliuko yra lipdukas su QR kodu ir mūsų integracijos su Verkeeper tiek 6, tiek 7 versija dėka papasakosiu, kaip visas procesas atrodo. Žmogus užsisako norimus patiekalus įprastu būdu, tai arba tiesiog pasako padavėjai, kai norime Verkeeper įmuša standartiškai, arba jau naujoviškai, kaip Julius pristatė, žmogus padavėjai ateina su planšetė, tai užsakymo procesas visiškai nesikeičia, padavėja kaip įmušinėjo tam tikrą staliuką tą užsakymą, taip ir įmuša, žmogus sulaukia savo maisto, netgi valgymo metu arba pavalgius, jisai su išmaniuoju telefonu gali nuskanuoti QR kodą, arba nuo stovelio, arba nuo lipduko ir aplikacijoje, kaip matote, iš Verkeeperio ateina čekio turinys. Taigi žmogus gali matyti, kad užsisakė sulčių, sriubos, kepsnį ir jisai gali netgi iš karto susimokėti. Tai va, čia būtent yra pagrindinis privalumas, kad žmogui nereikia kviesti padavėjas, nereikia prašyti pričekio, nereikia padėti pinigus, toliau laukti, kol atneš grąžos. Šis sprendimas leidžia susimokėti, pavalgiau, susimokėjau, pakilau ir išėjau. Turbūt iškart kyla klausimas, kaip matys padavėja, kad žmogus susimokėjo, kad
pradėtų vytis ar dar kažkaip panašiai. Tai ši vieta irgi yra gerai apgalvota. Prisijungus kasininkiai su savo kortele ar kitų būdų, kaip jinai prisijungia, iškart kasoje matomas pop-upas, kur visų pirma informuojama, kad žmogus jau nuskenavo kodą, kad turėtų omeny, kad galima tikėtis atsiskaitimo, o atsiskaičius irgi aiškus pranešimas išvedamas, kad tam ir tam stale klientas susimokėjo ir tiesiog pasiūlomas spausdinti čekį. Jei klientas laukia čekio, čekį galima nunešti, jeigu čekio jam nereikia, jis tiesiog išeina ir čekis jam nereikalingas. Pinigai matomi kaip ir ataskaitose, yra atskiras kreditų skyrius Paysera ir viskas supaprastina. Padavėjui nereikia ieškoti grąžos, jisai greitai tarnauja ir gali keliauti prie kitų klientų ir viską daryti daug greičiau. Taip, tai padavėja nebūtinai eis tikrinti to žmogaus, jisai nušvies kitus užsakymus. Jam prisijungus savo kortelę bus rodoma, kad tam stalke jau klientas nuskanavo ir gavo sąskaitą. Jisai nušvies kitą užsakymą, jeigu yra dienos pietų metas ir viskas vyksta daug kartų priekinėje, jisai pamatys tikrai, kad tam stalke yra atsiskaitę. Jis atlikdamas kitas savo funkcijas, jam tarp kitko parodys, kad klientas atsiskaitė ir vis tiek pagreitinimas tikrai yra. Taip, kad pas jūs Erkeeperyje, nežinau, jau naudojatės ar planuojat, Erkeeperio sistemoje jūs vis tiek susikonfigūruojat staliukų numerius. Tarkim, čia yra pirmas, čia antras, čia trečias ir šitas QR kodas identifikuoja staliuko numerį. Tai va, jau yra ne vienas restoranas, tie, kur yra staltiesės, kur su staltiese irgi yra sprendimai. Kur nėra staltiesės, mes visgi rekomenduojam lipduką, kad nepasimestų, neišsimėtytų, o kur yra staltiesė, mes rekomenduojam stalelį. Taip. Galimi įvairūs sprendimai, jeigu jūs turite kažkokias tenais druskinės dar kažką, viską tą QR kodą galima užklijuoti ant bet ko ir tai nėra kažkoks privalomas dalykas, kad tik stovelis ar tik lipdukas. Mes prisitaikom prie jūsų turimos erdvės, prie jūsų turimo dizaino ir tą galima įvalioti pagal jūsų poreikius. Dar norėjau papasakoti apie programėlę, kuris skirta atsiskaitimams. Tai klientas atsiskaito turėdamas Payseros programėlę. Kaip matote, mes turime 3 populiariausioms operacinėms programėlės, tai Androidui, iOS'ui ir Windows Phone'ui. Tai kėlėt rankas, kad beveik visi turit išmaniuosius telefonus, aišku, visi jie skirtingi. Tai klientas tikrai ras jam reikiamą. Programėlė galės parsisiųsti. Dar dažnai girdžiu klausimą, iš kur atkeliauja pinigai, kaip klientas gali atsiskaityti. Tai tam vėlgi yra keli būdai. Klientas jau gali turėti pinigus savo Payseros sąskaitoj. Vienokiais ar kitokiais būdais ar persivesti iš banko, ar pasipildyti Maximos kasuose, Perlo terminaluose, pašto skyriuose ir kitose vietose, kur mes priimam tos pinigus. Kitas variantas, kuris irgi yra labai patogus, klientas gali neturėti pinigų Payseros sąskaitoje, tačiau su šia programėlė jis gali susijęti savo bet kokio banko mokėjimo kortelę. Ir tokiu atveju pinigai nuskaitomi ne iš Payseros sąskaitos, o būtent iš kortelės ir žmogus taip atsiskaito ir taupo savo laiką. Švietėjiškus darbus, žinoma, darome ir mes, ir jūs. Taip. Tai pradinė švietėjiška veikla edukacija yra lipduko, kur parašytas skenuok ir mokėk, skenuok, gauk sąskaitą. Pirminė reikalinga informacija mes jam rodom jau čia. Ir kita švietėjiška veikla, kad pamatęs QR kodą žmogus jį gali nuskenuoti ne su Payseros programėle. Nuskenavus šį QR kodą ne su Payseros programėle, jam atsidarys puslapis, kur viskas bus paaiškinta, kaip veikia procesas, kaip pasisiųsti programėlę ir panašiai. Tai čia apie edukaciją pačiam restorane. Žinoma, mes investuojam daug į švietėjišką veiklą ne tik restoranuose, tačiau įvairiai skleidžiam šią žinią tiek įvairiose
interneto kanaluose, remiam įvairius renginius, kur, tarkim, sostinės dienos buvo ne per seniausiai, pas visus prekybininkus, pas kiekvieną bobutę buvo galima atsiskaityti šiuo būdu. Tai mes tikrai suprantam, kad reikia žmogų keisti, jo įpročius, jo žinias ir tikrai ties to daug dirbame. Smagu, kad kilo klausimų pristatymo metu, norėčiau su visais padiskutuoti dar daugiau. Tai taip pat pakviesiu nusileisti apačioj prie Rusijos Baltic stendo. Yra sukonfigūruotas aparatas, turime įvairių lipdukų, įvairių stovelių ir jūs visą procesą galėsite pamatyti tiek iš pardavėjos pusės, kaip susideda, kaip kas ten matosi, tiek duosime telefoną paruoštą, kur galėsite nuskanuoti, atsiskaityti ir matyti, kad viskas gerai ir jūs galite keliauti toliau užsiimti savo reikalais. Tai tiek apie mobilius atsiskaitimus ir perėsiu žodį Juliui, kuris jums papasakos apie sprendimus viešbučiams.